Šiandien pakalbėsime apie svetainę, apie kurią daugelis vengia kalbėti garsiai. Ieškodama informacijos aš pastebėjau vieną keistą dalyką, kad dauguma YouTube turinio kūrėjų ją vadina tiesiog svetainę, kurios pavadinimo negaliu ištarti. A website whose name I can't say on YouTube. Kodėl? Ar YouTube blokuoja tokį turinį, jei paminėsi šios svetainės vardą? Ir kasgi slepiasi už šios tylos? Apie šią platformą aš sužinojau visiškai neseniai. Greičiausiai aš tikrai buvau girdėjusi jos pavadinimą. Bet kai tu tuo nesidomi, tu nežinai nei kas ten, nei apie ką ten. Ir tik po vieno savo reels, nepamenu kur, ar Instagrame tai buvo, ar TikTok'e, kai gavau komentarą, OnlyFans tai nėra verslas, aš nusprendžiau pasidomėti, o kas tai yra tas OnlyFans. Būtent nuo šio sakinio viskas ir prasidėjo. Ir tai, ką radau, buvo gerokai daugiau nei tik nuogybės internete. Ir pasiknaisiojus po internetą radau tai, kas, manau, gali sudominti ne tik mane, bet ir jūs. O galbūt, kad kažkas ir pirmą kartą apie tai išgirs. Ši svetainė yra 25 vietoje pagal lankomumą visame pasaulyje, o kai kurie kūrėjai uždirba daugiau nei $10 milijonų per mėnesį. Joje veikia ne tik influenceriai, bet ir garsus Hollywoodo aktoriai ir gali būti, kad kažkas iš tavo aplinkos taip pat ten yra. Daugumai žmonių ši svetainė atrodė kaip tikrai labai gera galimybė uždirbti. Laisvė, žinomumas ir dideli pinigai. Čia kūrėjai patys kelia turinį, patys nustato kainas ir niekas jų neišnaudoja. Bet kuo daugiau domėjausi, tuo labiau supratau, kad tai tik viena pusė. Yra ir kita, apie kurią niekas garsiai nekalba. Apgaulė, išnaudojimas, psichologinis spaudimas, net bylos dėl šantažo ir persekiojimo. 2016 metais britų verslininkas Tim Stokely su savo tėvu ir broliu įkūrė būtent šią svetainę. Ir tai buvo šeimos verslas. Tuo metu saugusiųjų turinio kūrėjai už savo darbą gaudavo vos $300. Jokių autorinių, jokios kontrolės, industrija buvo pilna išnaudojimo. Ir būtent ši platforma viską pakeitė. Pirmą kartą kūrėjai galėjo patys kelti turinį, patys nustatyti kainas, patys kontroliuoti, ką nori kelti, ką jie kūrė. Ši svetainė praktiškai grąžino valdžią patiems kūrėjams į rankas. Atrodė pagaliau. Bet po 2 metų situacija kardinaliai pasikeitė. Į žaidimą įžengė verslininkas Leonid Radvinsky. Jis perėmė valdymą nusipirkęs 75% akcijų. Ir nuo to momento viskas pajudėjo kita kryptimi. Kūrybinė bendruomenė į tai reagavo labai prieštaringai ir tikrai ne be priežasties. Anksčiau Radvinsky valdė visą tinklą saugusiųjų svetainių, kurios, kaip rašė Forbes, buvo susijusios su nelegaliu turiniu ir net nepilnamečiais. Jis galimai buvo paskelbęs nuorodą į svetainę, kurioje žadėta prieiga prie 10 000 nepilnamečių slaptažodžių. Skamba tikrai kraupiai, bet faktas lieka faktu. Leonid Radvinsky atvedė platformą į milžinišką pelną. Kiekvieną dieną prisijungdavo apie 500 000 naujų vartotojų, o 23 metais jis asmeniškai uždirbo $1,3 milijono per dieną. Ir čia iškyla pirmas klausimas. Kaip platforma, kuri buvo sukurta kaip laisvė kūrėjui, taip greitai atsidūrė rankose tų, kurie anksčiau statė sistemą paremtą išnaudojimu. Iš pradžių šioje platformoje dominavo tradiciniai šios industrijos veikėjai, bet netrukus prie jos prisijungė ir įžymybės bei influenceriai. Nors šis puslapis pakeitė daugelio žmonių gyvenimus į gerąją pusę, leidęs iškeisti mažai apmokamus darbus į prabangą, daugelį nustebins faktas, kad vidutinis kūrėjas čia uždirba vos $150–180 į mėnesį. Bet kas man labiausiai įstrigo, tai ne pinigai ir uždarbiai, o tikrasis produktas. Ir tikrasis produktas čia traktuojamas ne egzotika, erotika, o emocinis ryšys. Toks, kuris atrodo tikras, asmeniškas, bet realybė vėl iš tiesų kitokia. Ir čia vėl sukurta iliuzija. Viskas netikra, nuo pradžios iki galo. Faktas tas, kad didžiausi kūrėjai net nebendrauja su savo sekėjais. Jų vardu tai daro samdyti žmonės. Tu vienas, o sekėjų daug, kaip suspėti. Ir kad suspėtų atsakyti visas žinutės, daugelis kūrėjų samdo agentūras, kurios atsakinėja už juos. Beveik kiekvienas puslapis esantis topuose turi agentūrą, kuri pasitelkia pigią darbo jėgą iš Rytų Europos, iš Afrikos, iš Pietryčių Azijos, moka $3 per valandą už tai, kad apsimestų kūrėjų ir bendrautų su to kūrėjų garbėjais. Ir čia iškyla vėl ne vienas klausimas, tai verslas ar jau apgaulė? Ir ką tai daro žmonėms, kurie tiki, kad su jais bendrauja jų svajonių mergina, o iš tikrųjų tai tiesiog vyras iš Afrikos už ekrano. Viename New York Times interviu rašoma, kad daugelis klientų tiesiog nori žmogaus, su kuriuo galėtų pabendrauti, pasikalbėti, ir jie bendrauja su kūrėjais, tame tarpe ir su įžymybėmis, tikėdamiesi, kad iš tiesų jie ten ir yra, bet realybė yra vėl kita. Daugybė agentūrų samdo vargingai gyvenančius žmonės, kurių daugeliu šis darbas yra tiesiog išsigelbėjimas. Tačiau tai tik yra ledkalnio viršūnė.
Tikroji drama vyksta už uždarų durų, tarp kūrėjų ir agentūrų, kurios žadėjo didelę sėkmę, bet dažniausiai tiesiog melždavo jų populiarumą. Viena tokių agentūrų, valdžiusi garsių Z kartos kūrėjų, paskyras atsidūrė teisme dėl atlyginimų vagysčių ir neteisėtų atleidimų. Z karta tai jauni skaitmeninėje erdvėje užaugę kūrėjai, kurie formuoja šiuolaikinę interneto kultūrą. Ir būtent jais agentūra naudojosi siekdama didžiausio pelno, net ne visada žinoma teisėtomis priemonėmis. Tačiau tai dar ne viskas. Viduje sklandė informacija, kad vadovai nurodinėjo darbuotojams meluoti, apsimesti modeliais ir bet kokią kainą išvilioti pinigus iš gerbėjų. Užrakintas turinys, arbatpinigiai, net asmeninės žinutės. Visa tai virto žaidimu, kuriame svarbiausia buvo ne ryšys, o maksimalus pelnas. Ši industrija buvo pristatoma kaip laisvės simbolis, bet kai pažvelgi giliau, matai visai kitą paveikslą. Manipuliacijos, kontrolė ir net sisteminis išnaudojimas po visų blizgančių fasadų. Viename Business Insider interviu buvęs platformos darbuotojas tiesiai šviesiai pasakė, iš esmės tu esi profesionalus sukčius. Tokių darbuotojų dažniausiai ieškome Facebook grupėse $3 už valandą, dirbant 80 valandų darbo savaitę. Ir pirmas klausimas darbo paraiškoje, koks tavo anglų kalbos lygis. Daugelis kūrėjų į savo OnlyFans srautą veda ne per kokybę, o per šokiruojantį turinį. Provokuojantis vaizdo įrašai viešose vietose, apsinuoginimai, dažais ištepti kūnai. Tikslas, kad eitų visas turinys viral. Bet kokia kaina. Ir tą kartais nežmonišką kainą sumoka net labai jauni žmonės. Tokie įrašai tampa reklama ir kvietimu pereiti į OnlyFans profilį. Tai dalis modelio, kur kūnas kaip srauto generatorius tampa norma. O tuo metu, kai kūrėjai desperatiškai ieško dėmesio, pasirašydami sutartį su platforma, jie dažnai to net neskaito, kad visas įkeltas turinys teisiškai priklauso svetainės valdytojams. Autoriai lieka autoriais, bet platforma turi teisę daryti, ką nori – parduoti, perkelti, išplatinti. Teoriškai visas jų turinys gali būti atiduotas kitai platformai be jų sutikimo. Ir kas dar baisu, kad šiandien OnlyFans jau tampa karjeros tikslu, sulaukus vos 15. Kai tik sueina 18, profilis paleidžiamas, auditorija jau paruošta, o tikslas vienas – išnaudoti algoritmą, kol neišnaudoja tavęs. Viena žinomiausių situacijų, Bad Baby, gal ją prisimenat iš frazės Catch me outside. Vos atšventusi pilnametystę, per pirmas 6 valandas uždirbo $1 milijoną. Milijoną tiesiog už tai, kad egzistuoja internete kaip objektas dėmesiui. Ne dėl talento, ne dėl verslo idėjos, o tik dėl savo įvaizdžio. Ir nors svetainė oficialiai leidžia registraciją tik nuo 18 metų, taisyklės apeiti labai lengva. Suklastotas ID, tėvų dokumentai, kartais tiesiog tylus tėvų pritarimas. Viename BBC interviu 17-metė mergina atvirai pasakojo, mama leido jai naudoti padirbtą asmens dokumentą, kad ji galėtų pradėti pardavinėti pėdų nuotraukas. Iš pradžių tai jau atrodė nekaltai, bet šioje platformoje juk didžiausi pinigai ne už nuotraukas, o už emocinį ryšį. Už tai, kad žmogus jaustųsi svarbus, matomas, kad jam būtų atsakyta, kad jis jaustų artumą. Ir kai vien tik pėdų fotų nebeužtenka, prasideda spaudimas. Spaudimas uždirbti daugiau, spaudimas patikti, spaudimas išlaikyti sekėjus, kurie nori vis daugiau ir daugiau. O kai tave stebi tūkstančiai, šimtai tūkstančių, sustoti darosi ne tik sunku, dažnai jau būna per vėlu. Kai kurie paaugliai jau dabar, būdami 16, giriasi karjeros konsultantams mokykloje, kad uždirba šimtus, o kartais net ir tūkstančius eurų. Tik klausimas, o kokia kaina? Didžioji dalis žinučių, kurias gauna gerbėjai, nėra parašytos pačių kūrėjų. Jas rašo, kaip žinom, samdyti darbuotojai, dažnai net neturintis nieko bendro su tuo žmogumi, kurį tu galvoji pažįstas. Bet ne visi tai supranta ir tada nutinka tai, ko niekas nesitikė. 2021 metais vienas 20-metis įsimylėjo OnlyFans kūrėją. Jis pirko jos turinį, rašė žinutes, siūlė susitikti, bet jie atsisakė. O jis nesustojo. Mauricio rado jos adresą internete, nuvažiavo į jos miestą ir apsigyveno jos namų palėpėje. Slapta, ilgam. Laukdavo, kol ji užmigs, filmuodavo ją, pasidarė rakto kopiją. Vieną vakarą jos mama išgirdo keistus garsus, iškvietė policiją. Pareigūnai jį rado lipantį per stogą. Jis tikėjo, kad jie turi santykius, kad yra artimi, kad visos tos žinutės buvo nuo jos. Tik ar tikrai?
kiek žinučių buvo jos parašyta, o kiek tiesiog to darbuotojo, kuris už kelis $, per valandą siunčia flirtuojančius atsakymus visiems iš eilės. Mauricio buvo nuteistas 12 mėnesių kalėjimo. Įsilaužimas, privatumo pažeidimas, persekiojimas. Ir nors tai atrodytų kaip išimtis, tokių istorijų išties daugėja, nes kai žmonės pradeda tikėti, kad kitoje ekrano pusėje yra tikri jausmai, tikros emocijos, tikras žmogus, tikras ryšys, jie pradeda elgtis nebe kaip klientai, o kaip artimi žmonės. Tik problema ta, kad dažnai tas ryšys tiesiog dalis verslo. Ir jeigu galvojai, kad tai jau dugnas, yra dar viena pusė – šantažas. Kai kurie jos kelia savo turinį, jos dažnai net nesusimasto, kad jis gali būti pavogtas, nukopijuotas, panaudotas kitoms reikmėms. Jis gali būti perpardavinėjimas. Bet blogiausia, kai tas turinys panaudojamas prieš jas pačias. O ką daryti jaunai merginai, kuri gauna tokio pranešimo tipą? Mokėk, arba tavo nuotraukos bus išsiųstos tavo šeimai, darbdaviui, mokytojui, paviešintos tavo klasiokams. Ir tai jau ne pavieniai atvejai, tai tapo sistema. Bet įdomiausia, kad šantažas vyksta ne tik iš vienos pusės. Viena 19 metų mergina perėjo į kitą barikadų pusę. Ir ji pagrasino savo prenumeratoriams, tie, kurie moka ir taip pinigus už jos turinį, kad paviešins jų nuotraukas, nes labai dažnai klientai dalinasi ir savo nuotraukomis. Jeigu šie nesumokės reikalaujamos sumos. Ir ji buvo paduota į teismą, gavo 8 mėnesių bausmę, kuri atidėta 2 metams. Ši platforma daugelio atrodo kaip greitas kelias į pinigus, į praturtėjimą. Ir taip, kartais išties tai būna, bet labai retai kas kalba apie tai, kas nutinka tada, kai tu nebevaldai situacijos, kai turinys, kurį tu pats kūrei, kuriuo tu pats dalinaisi, yra nebe tavo rankose. Ir tai, ką pats sukūrei, tampa tavo priešu. Kai kažkas jį saugo, kažkas naudoja ir pardavinėja. Ir tai, ką sukūrei, pakenkia tavo gyvenimui, tavo reputacijai, sugadina tavo karjerą. Ir tampa visuomenės vertybių lakmuso popierėlio. Kai kurios kūrėjos jau ne tik praranda privatumą, jos tampa žiniasklaidos grobiu. Štai viena JAV tarybos narė vos išrinkta pateko į nacionalinio lygio skandalą vien dėl to, kad turėjo OnlyFans paskyrą. Naujienų portalai mirgėjo antraštėmis, žmonės reikalavo atsistatydinimo, vien todėl, kad šalia politinio darbo jį kūrė turinį OnlyFans. Aš tikrai neteigiu ir nesakau, kad visi žmonės, kurie naudoja OnlyFans, yra ten blogi. Tikrai yra, manau, žmonių, kurie sugeba naudotis tą platformą sąmoningai, atsakingai ir užsidirbti saugiai ir savarankiškai. Bet ši istorija man priminė vieną dalyką, kad ne visi moka atskirti fantaziją nuo realybės. Ir kai tu samdai žmogų, kuris 80 valandų per savaitę bendrauja su tavo gerbėjais, tu iš tikrųjų net nežinai, ką jie rašo, kam jie rašo, su kuo jie bendrauja, kaip jie bendrauja, kam siunčiamos ir naudojamos tavo nuotraukos, tavo video. O kai kuriamas ryšys tampa verslu, kai meilė tampa paslauga, o nuotrauka valiuta, reikia labai aiškiai savo atsakyti, o kur baigėsi mano ribos. Ir netgi jeigu mes dabar patys nekuriam tokio turinio, tai liečia visus. Tai priminimas ypač jauniems tėvams apsaugoti savo vaikus ir būti labai atsargiems. Tu niekada nežinai, kas iš tikrųjų slepiasi kitoje ekrano pusėje ir kokie jų tikslai. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Dalinkite savo nuomonę, patirtimi. Ir su jumis buvo Erika. Iki pasimatymo.